Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Sveiki. Šiandien laidoje Duok labą svečiuosis labai įdomi asmenybė, žurnalistas, rašytojas, dėstytojas, daugybės televizijos projektų komentatorius, vedėjas Giedrius Drukteinis. Ir žinoma, Giedrius tebus jo augintinio Vakarų Škotijos terjero Švepso palydovas. Su Giedriumi Drukteiniu ir jo vestuku Švepsu aplankysime šiuolaikinio meno parodą, išgirsite, kur Švepsas turi savo butą, restoraną, koks yra jo mėgiamiausias patiekalas ir dar sužinosite labai įdomių istorijų iš Anglijos karališkosios šeimos gyvenimo. Apie tai, kokią Anglijos karalienė turi kasdienę prievolę karališkiesiems šunims. Bus tikrai labai įdomu, žiūrėkite laidą. Šiandien laidoje intelektualus pasivaikščiojimas su įvaizdžio guru Giedriumi Drukteiniu ir jo vestuku Švepsu. Aplankysime su Švepsu parodą, sužinosime, kur jis turi savo butą ir restoraną, išgirsime Drukteinio paskaitą apie karališkas šunų tradicijas bei neįtikėtiną Anglijos karalienės prievolę keturkojams. Šiandien laidoje Duok labas žiūrovų laukia ne tik susitikimas su kontroversiškuoju žurnalistu, rašytoju išleidusiu 4 knygas, verslininku ir didžiuoju provokatoriumi, vos netapusiu Lietuvos kultūros ministru, Giedriumi Drukteiniu. Svarbiausias laidos pašnekovas – Drukteinio šuo, 5 metų Vakarų Škotijos baltasis terjeras Švepsas. Kaip žinia, sutrumpintai ši veislė vadinama vestais arba vestukais. Jie buvo išvesti mažųjų gyvūnėlių, triušių, voverių ir pelių medžiokliai, tačiau medžiojo ir lapes bei barsukus. Kilę vestukai iš kernterjerų ir škotų terjerų. Vienose šaltiniuose šios veislės atradėjo garbė suteikiama 1800 metais Vakarų Škotijos Argilo regione gyvenusiam pulkininkui Edvardui Donaldui Malcolmui. Kiti šaltiniai teigia, kad veislės sukūrėjas buvo 13 Argilo kunigaikštis. Tačiau šie du ponai matyt nemažai bendradarbiavo, nes rūšies išvedimas turėjo trukti apie 100 metų. Šių šunų baltas kailis darė juos matomus medžiojant Škotijos durpynuose. Taigi, trumpai pristačius pagrindinį laidos herojų, pats laikas su juo susipažinti. Vestuko palydovo Giedriaus Drukteinio teiraujamės. Galbūt jiedu su žmona Rima buvo dideli keturkojų mylėtojai? Vaikystėje neturėjom šunų, nei aš, nei žmona, nes tėvai okupacijos metais suvokė labai paprastą logiką, kad vaikams, kurie ypač prisiriša prie visokių naminių gyvūnėlių, tai yra labai sunku pergyventi tą momentą, kai jie iškeliauja į savo rojų. Tai vat kažkaip dėl to šuniuko mums ir nepirko. Matydami, kaip Giedrius nepaliauja glostyti mažojo vis uodegą vizginančio šunelio, teiraujamės. Jei jau abu buvo auklėjami, taip sakykime, spartietiškai, tai kaip augintinis visgi atsirado jųdviejų namuose. Mes negalėdami atsisakyti savo mažai dukreliai prieš 5 metus įsigijome šitą šuniuką, šitą Vakarų Škotijos terjerą, kuris yra vardu Švepsas. Ir jis yra atkeliavęs beje iš Lenkijos, taigi yra didelis ponas ir tas jaučiasi iš manierų, ne koks tai chamas. Šlėkta, tikras šlėkta, dičponis. Štai, na ir toks yra, galima sakyti, tarptautinis egzempliorius. Kilęs iš Vakarų Škotijos, gimęs Lenkijoje, o gyvena Lietuvoje. Po reklamos žiūrėkite. Intelektualus pasivaikščiojimas su įvaizdžio guru Giedriumi Drukteiniu ir jo vestuku Švepsu. Aplankysime su Švepsu parodą, sužinosime, kur jis turi savo butą ir restoraną, išgirsime Drukteinio paskaitą apie karališkas šunų tradicijas bei neįtikėtiną Anglijos karalienės prievolę keturkojams. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Na, šlėkta, nešlėkta, o kasgi tikrasis šio grožio šeimininkas? Nors baltasis gražuolis buvo dovana dukrai Marijai, bet gal šeimininkų pasirinko Giedrių kaip kolegą pagal lytį ir maitintoją. Ir iš kur toks gastronominis vestuko vardas? Faktiškai šitas šuniukas yra dukros, dukra jam suteikė šitą vardą, Švepsas, visiškai pagal tą kompanijos gėrimą, nes tuo metu labai jį mėgo. Ir tiesiog taip kažkaip lipo ir prilipo. Ir dabar šitas vardas su įvairiausiom variacijom
švepsas, švepė, švepa, švepsanė. Aš žinot, taip kaip tenka turėti daug verslo reikalų su Latviais, su Latvijos Respublikos įmonėm. Tai kaip patys žinote, Latvijai turi begalę visokių tokių keistų vardų ir pavardžių. Ir kartais taip juos minint namuose, kartais net pradedi latvinti visus lietuviškus vardus. Taip net ir šitas šuniukas irgi yra gavęs savo latvišką pravardę, tai yra švepsanė. Pagerbėt verslo partnerius iš Latvijos. Na štai, bet aišku, be abejo atsitiko taip, kad nepaisant to, kad šitas šuniukas yra dukros, tačiau jį myli visi šeimos nariai. Ir atsakant į klausimą, kas yra šeimininkas namuose, tai yra šito šuniuko, tai yra labai paprastas atsakymas, tai yra jis pats. Na štai, matydami nuoširdžią šypseną Giedriaus veide, negalime abejoti jo žodžiais, kad pagrindinis Drukteinių šeimos herojus yra mažasis Švepsas, kuris pasirodo turi ir savo butą, ir restoraną, ir net kiemą. Švepsas turi įsirengęs butą mūsų drabužių spintoje. Ten jisai miega ir ilsisi. Restoranų Švepsą mes vadiname kamputį mūsų virtuvėje, kur stovi jo dubenėlis. Ir visos kitos priemonės reikalingos ėdimui. Na, o kiemas, tai praktiškai visada, kada aš einu parūkyti, jisai einu parūkyti kiemą, tai Švepsas eina kartu. Arba jeigu jaučia, kad kaimynų vaikšto kokios nors katės, šuniukai, tai irgi visada veržėsi į kiemą, vis dėlto pademonstruoti, kad jis irgi čia yra šeimininkas ir tas kiemas priklauso jam. Dabar jau čia yra jau jo, net ir sakyčiau, refleksas, tik tai kas nors eina pro duris, jau jis visą laiką irgi veržėsi į lauką. Reikia ten, nereikia, puga, nepuga, šalta ar karšta, visada jam norisi būti lauke. Klausantis apie mažojo princo privilegijas, kyla mintis, jog Švepsas bus išvažinėjęs kone pusę pasaulio, lydėdamas Giedrių į verslo keliones, taikos misijas Afrikoje ar į šeimos atostogas svečiose šalyse. Pripažinkite, toks palydovas ne vienam verslo partneriui širdį turėtų suminkštinti. Tačiau čia išgirstame kategorišką. Ne, kelionės nesivežam, kažkaip dėl tų logistinių iššūkių. Bet ir nesame kokie pižonai, kad jį paliktumėm šuniukų viešbutyje. Taigi paliekam jį visada sodyboje arba su seneliais dukros, tai turim kur palikti. Kas šunio šuniukui, kas drukteinio drukteiniui. Bet aišku, kaip sakoma, aš tikiu, kad jo pasaulis irgi yra be galo spalvingas, kai mes nuvažiuojam į sodybą. Jisai, kad ir yra didelis miestietis ir, kaip žinia, dičponis iš Lenkijos, vis tiek pabėga iš karto su vietiniais šunimis Jurbarko rajono, duodasi visur, kur tik papuola, grįžta, viskas tvarkoj, visada žino, kur grįžti. Na, jei mažasis draugas paliekamas pas senelius, kai jo šeimos nariai dirba ar atostogauja užsieniuose, tai gal šeima kartu su Švepsu kiekvieną dieną pietauja restorane ar lanko parodas kaip tikras inteligentas? Ne, tokiose vietose nepasirodom. Na, vėlgi, žinot, šuniukai iš principo pagal etiketą, iš tikrųjų šuniukai yra žmonių tarnai ir jie turi prisitaikyti prie mūsų pasaulio, o ne mes prie jų. Aš suprantu, gali nuskambėti grubiai ir kada, kad iš žodžiais racionaliai, tačiau reikia suvokti, šitas pasaulis yra žmonėm padarytas, visa infrastruktūra sukurta žmonėm, o ne gyvuliukam, kad ir kokie jie mieli bebūtų. Ir žinot, kaip sakoma, pataikauti jiems reikia, tačiau tik tai iki tam tikros ribos, nes kad ir kaip be pasižiūrėsi, kad ir Dievo kūriniai, tačiau jie vis tiek yra gyvuliukai. Puikiai nesiorientuojantis Jurbarko apylinkėse, vertinančių žvilgsnių stebintis šiuolaikinio meno darbus galerijoje, matyt Švepsas yra toks išauklėtas, jog nėra iškrėtęs jokių eibių namuose. Giedrius ir vėl juokiasi ir vėl mums prieštarauja. Aišku, kaip ir kiekvienas doras šuo, aišku, jis yra iškrėtęs šuniškų dalykų. Yra kažkada tai sukandžięs, sudraskęs mano tikrai nepigias kelnes už neminėsiu sumos, nenoriu graudintis. Va, bet taip, yra sudraskęs kelnių, yra apkandžięs batų, yra apdergęs įvairiausių, tarkime, dalykų. Bet, žinot, tai tik tai materialūs daiktai yra lengvai pakeičiami arba lengvai restauruojami.
Tai štai, tai va ir visos šunybės. Šeiminykščiams didelių šunybių Švepsas nekrečia, tačiau yra aršus santykiuose su didesniais savo giminės broliais ir seserimis. Jiems terjeras nevengia pademonstruoti agresijos, mėgsta aploti ir visada kovoja už savo teritoriją. Buvo galbūt susikibęs, vėlgi su trigubai už save didesnių šuniukų, kando jam į uodegą. Va, pats galbūt susilaukė kažkokio tai kandimo, bet iš esmės viskas baigėsi laimingai. Va, tai jau dabar žinodami, kad artėja, pavyzdžiui, koks nors didesnis šuo, jau stengiamės, tarkim, irgi patrumpinti pavadėlį šiek tiek. Rengiant laidą Duok labas, teko sužinoti apie kuo įvairiausius keturkojų augintinių gurmaniškus pomėgius. Suprantama, mažasis vestukas neišimtis. Kai nusipelno šeimininkų prielankumo, gauna mėsos konservų, neatsisako juodos duonos, tačiau mėgstamiausias jo valgis yra, kaip bebūtų keista. Tik paklausykite. Mėgstamiausias jo valgis yra, kaip bebūtų keista, bet bananai. Žinom, kad vėl kažkaip gyveni žmogus ir mokaisi, vis suvoki, kad vėlgi specialistų patarimais vis dėlto negalima jiems valgyti nei šokolado, nei vynogių, tas jau be abejo yra elementaru. Nors šiaip, žinot, kaip sakoma, jie yra turbūt iš tų šuniukų veislės, kuri yra amžinai alkana, na kaip ir visi šuniukai bendrai. Atrodo, kad ir kiek besuėstų, tačiau kažkaip tai negali pasisotinti. Čiagi aš sakau, tokia amžinojo variklio perpetuum mobile lygio savybė yra antra, nes pirma yra ta, kad jis yra praktiškai nepavargstantis šuniukas. Tai yra, jis gali eiti net visą parą be perstojo, kaip ir dabar, nenustyksta praktiškai vietoj, kad ir kur bebūtų, kad ir kur keliautų, vis juda. Tai štai, taip ir valgo viską. Nenustykstantis vietoje šuniukas visą savo esybę patvirtina šeimininko žodžius, kad yra tikras šmaikštuolis. Labai yra linksmas šuniukas, labai mėgsta, kada žaidi su juo čiaudėti, o kas reiškia šuniukų kalboje, tai yra juoktis. Ir pavyzdžiui, pabandysiu šį dabar prajuokinti. Šapsai. Tai biškai taip tokiai garsai išduoda, bet aišku, jis būna kur kas tipiškesnis, labai mėgsta, kai mes su juo einame imtynių, kaip aš jį bandau jam užverti nasrus, jis išsižiojęs bando man kasti į ranką, aišku, draugiškai, tai čia tokie pabandom. Šapsai einam imtynių, šapsai. Pamenate, mėly žiūrovai, Švepsas turi savo butą, restoraną, savo kiemą. Įdomu, kurgi jis miega. Žinant Giedriaus kategoriškumą kai kuriais šunų auklėjimo ir gyvenimo su juo klausimais, neturėtume manyti, jog šuniui leidžiama miegoti kartu su šeimininkais. Visgi drįstame to pasiteirauti. Pradeda miegoti savo vietoje, tačiau rytais jį randame jau įsitaisysi ant sofos. Kažkaip galvojam su žmona, kad reiktų jį po truputį atpratinti nuo tokio dalyko, nes, tiesiog miega ne ten, kur jam priklauso. Savo bute nebemiega, dar prie buto turi tokį gultą, bet vis dėlto ryte mes jį randam jau ant mūsų nugulėtų sofų. Jam irgi matyti norisi ten irgi pasijusti žmogumi šiek tiek. Švepso palydovas mūsų laidoje Giedrius Drukteinis gana kontroversiška ir provokuoti mėgstanti asmenybė. Taigi ir šiandien jis ne kartą mus nustebino. Ne tik kalbėdamas apie savo mažąjį draugą, bet ir reikšdamas požiūrį į gyvenimą bei kalbėdamas apie savo veiklas. Dėstau Vilniaus dailės akademijoje pažangios mados kursą. Taip pat dėstau Vilniaus universitete. Vėlgi, žinot, stebiuosi visada tai žmonėmis, kurie sako, kad Lietuvoje nėra perspektyvų, kad čia nėra ką veikti. Vienintelis kelias iš čia tai į Airiją arba į Angliją, ar dar kažkur. Visiškai su tom nesutinku. Čia yra, kaip kadaise buvo sakoma apie Ameriką, didžių galimybių šalis. Dievaži, mums dar daug ko trūksta. Jeigu dar daug ko trūksta, tai vadinas, visada reikia paslaugų ir protingų žmonių, kurie tuos trūkumus gali ištaisyti arba užpildyti tas tuščias nišas. Taigi, kol kas artimiausiuose planuose planų išvykti iš Lietuvos nėra puoselėjama. Kaip tik labiau galvoju, kaip čia išplėtoti savo verslą dar daugiau.
Ir tiesiog visiems žiūrovams irgi noriu pasakyti, žinot, visas jūsų turtas yra čia, tarp ausų. Ir sėkmė nėra tai, ką jūs laimite ar nelaimite teleloto loterijai. Sėkmė yra tik tai požiūris. Ir jeigu žiūrėsite į šitą pasaulį atitinkamai, sėkmė jūs lydės. O jeigu matysite vien tik tai juodas spalvas, ašaras, liūdesį ir sielvartą, tai toks tas jūsų gyvenimas ir bus. Taigi, sakau, kaip ir senovės hebrajai sakydavo, daryk kaip aš, daryk su manim, daryk geriau už mane. Ir pamatysite, gyvenimas nušvis šviesiom spalvom. Pripažinkime, tokio pozityvaus požiūrio ir palinkėjimų šiomis dienomis mums neretai pritrūksta. O dar dažniau tautiečius stebinantis ar net piktinantis Giedriaus sudaromas provokatoriaus ar visažinio įvaizdis galbūt yra pateisinamas dabartinių 40-mečių kartos branda revoliucijos metais. Čia yra mano alma mater. 1987 metais aš įstojau į šitą, dar tada jis vadinosi tada žurnalistikos katedrą Valstybinio Kapsuko universiteto istorijos fakulteto žurnalistikos katedrą. Tai štai čia būtent Maironio 7. Maironio 7. Taigi čia atsidėjau 5 metus ir dabar labai didžiuojas, kad grįžau čia kaip dėstytojas. Irgi galinti savo patirtimi pasidalinti su tą jaunąją būsimųjų žurnalistikos specialistų karta, kuri pakeis mus, grandus, žmonės, kurie darė revoliuciją, kurie aprašinėjo revoliuciją, kurie visam pasauliui skelbė apie mūsų revoliuciją. Na ir, bet istorija nesustoja, ratas juda toliau, dabar jau laikas užleisti kelią jaunesniems. Dabar kviečiame suklusti ne tik šunų augintojus, žurnalistikos bei istorijos tyrinėtojus, bet ir Jungtinės karalystės tradicijų gerbėjus. Giedrius papasakos istoriją, kurią išgirdo iš seno emigranto prieš 23 metus, kai pirmąsyk pateko į Didžiąją Britaniją. Istorija ne apie bet ką, o apie vieną Anglijos karalienės darbotvarkės punktų. Tai tas lietuvis, man kalbėdamas apie Anglijos karalienę, jau kaip ir žinovas, ir taip kalbėdamas išdidžiai, tarsi jis pats su Anglijos karalienė arbatą gertų kiekvieną savaitgalį, papasakojo man, kad atseit pagal dienotvarkę, pagal Anglijos karalienės darbotvarkę, šiapsiai, jai yra kartą per dieną atvedami jos turimi šunys ir jinai privalo su jais žaisti. Ne, jau tais laikais ta istorija atrodė ganėtinai absurdiška. Galvoju, na ką reiškia, atrodo, taip sėdė, karaliauja, ten visi kaip siunti karius ir laivynus į mūšį, taigi ateina kažkoks kamerdineris ir sako, atvedam tau šunis ir dabar turi su jais žaisti visą valandą ar panašiai. Na, bet laikui bėgant vis dėlto kažkaip vis daugiau susikaupė įrodymų, kad tai kaip bebūtų keista, bet tai vis dėlto yra teisybė. Ir iš tikrųjų tas Anglijos karalienės, tarkim, santykis su jos šunimis, gausiai apmokamas mokesčių mokėtojų pinigais, iš tikrųjų yra faktas. Taip pasirodo, iš tikrųjų karalienė turi tam tikrą dienos laiką, dienos metą praleisti štai šunimis, kuriuos jinai beje net ir pati myli. Nes, kaip jau ir buvo minėta nesikė, kaip jūs ir patys jau žinote, šunys taip vis dėlto yra patys geriausi draugai, streso nuėmėjai. Ar ne, su jais visada galime pažaisti kur kas įdomiau negu ten su kokiu nors smiginiu ir tarkime šachmatom ar kompiuteriu. Seno emigranto pasakojimas apie Anglijos karalienės privalomai skiriamą laiką savo šunims taip sudomino Giedrių Drukteinį, kad jis išsamei pasidomėjo karališkosios medžioklės tradicijomis. Nedaug pakitusios karališkosios medžioklės taisyklės išliko Anglijoje iki šių dienų. Beje, Britus nelabai turėtų stebinti spaudos pranešimai apie gulbes Londone slapčia medžiojančius lietuvius. Kadaise šį paukštį medžiojo kilmingieji, o pomėgio atsisakė, nes mėsa neskani. Kalbant apie gulbes, jeigu kam įdomu, kodėl žmonės nevalgo gulbių, atsakymas yra labai paprastas. Buvo bandyta jas valgyti, bet vis dėlto gulbės pasirodė labai neskanios. Dėl to jas taip ir liko kaip dekoracija. Bet aišku, tos vadinamas karališkosios šunidės, vėlgi atsižvelgiant į tai, kad viduramžiais praktiškai tik tai karaliai ir didikai te turėjo teisę medžioti, be abejo, jos jau tada įgijo kultinį statusą, šunidės aptarnaudavo begalę žmonių. Viskas be abejo buvo apmokama iš karaliaus iždo, o kitais žodžiais praktiškai iš mokesčių mokėtojų pinigų arba iš užjūrio kolonijų, tarkime, atsivežamų kažkokių tai daiktų ir pinigų gautų už juos. Na ir, aišku,
atsiradus kapitalizmui, 19 amžiuje įvykus industriniai revoliucijai, be abejo, įvyko turto persiskirstimas ir nuo tada karališkosios šunidės, galima sakyti, labiau be abejo, įgijo tik tai simbolinę reikšmę, negu kad praktinę, nes aišku, jau dabar kiekvienas galėjo medžioti ir kiekvienas galėjo tokių šunų įsigyti. Tačiau visas tas šunų kultas, ką jūs galite visada pamatyti iliustracijose, paveiksluose, graviūrose, portretuose, kaip lapių medžioklė ir mes matom gražiai apsirengusius visokius raitelius ant išpuoselėtų žirgų, dailiai apsitaisiusius ir aplinkui juos, sakysime, begalė kažkokių tai irgi dailių, tikrai skalikų, kurie, aišku, laikui bėgant patapo tiesiog net ir lenktyniniai šunimis, bet tai irgi buvo vis dėlto karališkojo dvaro tradicija, būtent šunų lenktynės, kaip ir žirgų lenktynės. Na, žirgai kaip ir šunės. Tai be abejo, jie irgi turėjo tą patį statusą kaip neatsiejamo pagalbininko tiek medžioklėje, tiek, sakysime, kare, tiek iš viso pagal tą sampratą padoraus žmogaus gyvenime. Žinoma, Giedrius dar ilgai galėtų pasakoti ne tik apie karališkosios šeimos medžioklės, šunų auginimo ypatumus, tačiau laida eina į pabaigą, o mūsų dar laukia gražiausias šuns konkursas. Tad suteikime Švepso palydovai dar vieną galimybę netikėtam atsivėrimui. Nelabai tom tikėjau ir, tiesą sakant, net ir nelabai žinojau, kai žmonės sakydavo, kad šuo yra geriausias žmogaus draugas, ar tai teisybė ar ne. Bet visą metai suvokiau, kad tai yra iš tikrųjų vis dėlto teisybė. Vienintelis ištikimiausias padaras šitam pasaulyje, vienintelis ištikimiausias Dievo kūrinys, tai yra būtent šuniukas. Ir įsigijant tokį daiktą, tai nereiškia, kad tai pademonstruoja žmogus kažkaip tai savo vienatvę arba silpnumą arba potraukį bendravimui su kažkuom, ko jam neabejotinai trūksta gyvenime. Bet vis dėlto net ir aš toks komunikabilus visiškai žmogus, per dienas matydamas praeinančius šimtus žmonių, vis tiek kažką turite šuniukai tokio, kad kartais tikrai būna momentų, kada su juo yra mieliau praleisti keletą akimirkų, keletą minučių, negu su bet kokiu žmogumi šitam pasaulyje. O dabar laikas mūsų konkursui. Užtikrinu jūs, kad visiškai nesvarbu, kokio dydžio ir veislės yra jūsų šuo. Mažiukas, kaip mano laidos partneris Čihuahua veislės Knopkis, ar didžiulis kaip rusų vilkogaudis. Jūs visi galite dalyvauti gražiausio šuns konkurse. Nugalėtojui atiteks net 50 kg Canis šunų maisto. Savo augintinių nuotrauką siųskite adresu savireklama@btv.lt. O balsuoti už gražiausią šunį galėsite BTV Facebook puslapyje. Būtinai dalyvaukite ir sėkmės. Šiandien viskas. Tikiuosi, jums buvo labai įdomu ir svarbiausia, aš labai tikiuosi, kad jūs įkvėpė Anglijos karalienės kasdienė prievolė augintiniams ir jūs nuo šiol kasdien po valandą žaisite su savo augintiniais. Gražus jums savaitgalio, ačiū, kad žiūrėjote laidą, pasimatysime po savaitės, sekmadienį 8 val. Ryto per BTV. Iki. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.